Sveiki visi, su jumis MJ Taro. Grįžau iš atostogų ir iš tikrųjų labai malonu matyti didėjančius patiktuko skaičius, didėjantį prenumeratorių skaičių. Iš tikrųjų esu labai dėkinga už visokios formos padėką. Taip pat yra šiokia tokia naujiena, kad galite mane remti Contribui puslapyje, suma vos nuo 1 euro, nuoroda bus video aprašyme. Filmuoju vis dar audringą dieną, tikiuosi išsilaikėt gerai, visi esat sveiki gyvi po šitų gamtos tokių stichijų. Ir ką važiuojam su rugpjūčio mėnesiu. Priešais jūs 3 skirtingi variantai, skirtingos kortų kaladės. Pasirinkit kortų kaladę tokią, kuri jums atskleis apie jūsų rugpjūtį, kas tenais įvyks. Jeigu reikia, susistabdykit vaizdo įrašą. Gale kortų skaitymo kiekvienam variantui dar ištrauksiu po angelų orakulą. Tai va. Sveikas pirmas variante. Tuoj pasižiūrėsim, kas laukia tavęs rugpjūčio mėnesį. Gerai. Kas laukia pirmo varianto rugpjūčio mėnesį darbe bei finansuose? Taip. Darbe bei finansuose. Kas laukia pirmo varianto meilėje bei santykiuose šį rugpjūčio mėnesį? Pati korta iškrito, lai tegu būna. Meilė bei santykiai. Pirmas variantas rugpjūtį. Ir kokia bus sveikata bei bendra atmosfera rugpjūtį pirmo varianto. Ok. Na va. Darbas bei finansai. Panašu, kad būsit įdėję daug darbo. Bet nematau, kad rezultatas kažkas tenkintų. Ta prasme, būsit tarsi ne visai įvertinti, dėl to norėsi žiūrėti kažkur tai kitaip. Kažkur tai kitur. Tuoj pasižiūrėkim papildymą. Taip, darbe jūsų kažkas tai neįvertins ir jums nusibos. Gali būti, kad jūs jau kuris laikas jaučiatės kaip nevertintas. Ta prasme, tai yra jau kaip ir pasidaręs toksai procesas. Ai, tu aš pamačiau, kad čia netelpu biškelį į kadrą. Jo, tai jau yra kaip procesas kažkoks, kuris besitęsia kurį laiką ir jūs pradėsit jau žiūrėti į kitą pusę.
Jeigu jūs, pavyzdžiui, šiuo metu ieškot, sakykime, darbo, tai gali būti, kad susivoksit, kad galbūt iš tikrųjų ieškau ne taip arba visai ne to ir pradėsit kažkaip tai kitaip. Bet kitaip tai lengviau kitaip. Šitą naštą jūs nusiimsit. Vėlgi kaip patvirtinimas, kad ta situacija, kurioje jūs esate dabar su darbu ir finansais, jinai jau kuris laikas tęsiasi taip pat ir ta kryptimi, kuri jums nėra tinkama, kuri jūsų netenkina. Iškrito vėlgi kaip patvirtinimas. Jūs esat neįvertinta. Ir rugpjūčio mėnesį jau žiūrėsit, kaip, ar, sakykime, ieškoti darbo kitokio, ar kitaip ieškoti. Kas dirbat, tai galbūt mąstysit apie darbo pakeitimą. Ieškosit išeičių ir vis tik fortūnos ratas tokia labai pozityvi korta viskam. Tai manau, šitas pokytis bus labai reikalingas iš tikrųjų. Dar vienas iš variantų, bet čia tokia kaip mažytė tikimybė, kad galbūt bandysit rugpjūčio mėnesį gauti paskolą ir vat bus nemažai to tokio popierizmo ir jau nemažai pastangų įdėjot tam, kad gauti paskolą. Taip, meilė bei santykiai. Meilėje bei santykiuose vėlgi išėjimas iš netenkinančios padėties, atitolimas, atitrukimas. Ir gali būti bandymas ieškoti kažko tai kito, kažko tai naujo, bet vis tik paskutinė korta yra tokia labiau apie sustojimą. Kad turite sustoti, nurimti ir tiesiog išlaukti. Ta paskutinė korta, jinai tarsi, noris pasakyti, jog žodis į galvą krito, tarsi surakina tą jūsų gyvenimą santykių sferoje. Taip, santykiuose bus paieškos kažko tai geriau, bet žinot, man iš tikrųjų nelabai patinka ta monetų ketverto energija čia. Galbūt, pavyzdžiui, vienas partneris nori pertraukos, o kitas, kaip tik, gan savanaudiškai, pavyzdžiui, žvalgysis kitur. Galbūt tai būsit jūs, galbūt tai jūsų partneris, aš nežinau, bet pavyzdžiui, ar ne, esat kažkokioj tai santykių pertraukoj ir vienas laukia ramiai, o kitas žvalgosi kažkur tai kitur, bet žinot, su tokiom mintim, kad man galima, o jeigu antroji pusė tai padarytų, tai jau būtų negerai, jau taip nenorėčiau. O toks savanaudiškumas čia jaučiasi santykių sferoje.
Taip, tai jeigu traukiatės nuo žmogaus, tai galit susidurti su tokiu elgesiu, kad viena pusė nori sustoti, bet jums ir patartina yra sustoti, o kita pusė, jinai tiesiog aš noriu, kad ta kita puselė stovėtų, bet pats žiūriu kažkur tai toliau. Toks savanaudiškumas šiek tiek jaučiasi. Jeigu esate vieniši, tai gali būti, kad sutiksit žmogų, bet gan greit suprasit, kad kažkas yra ne taip su tuo žmogum ir labai greit tarsi ateis ir labai greit praeis. Nes jūs čia lyg ir galbūt, pavyzdžiui, nežinau, bandysit keisti tipažą, kokio ieškot partnerio, ne, tai bandysit gal pasižiūrėti kažkokius tai kitokius partnerius, negu įprastai žiūrit, ar ne, jeigu esat vienišas arba vieniša. Ir kažką atrasit, bet vis tik suprasit, kad ne, kažkaip ne taip ir vėl nugrimsit į tokią ramybę, pabūsit vienas su savim. Ir gerai, taip dabar bendra atmosfera, sveikata. Taip, pabuvimas vienam atskirai su savim, pameditavimas atneš jums gijimą. Taip, ir tokia atmosfera, bus atsiskyrėliška šiek tiek. Rugpjūčio mėnesį jums norėsis vis tik atsiskirti nuo šito šiek tiek lengvo chaosėlio darbiniai sferoj, nuo santykių kažkokiu tai nesklandumų, bet aš aišku linkiu, kad išsipildytų geriausios prognozės. Ir noris dar pridurti, kad jūsų fizinė savijauta vis tik priklausys labai nuo jūsų vidinės savijautos. Kaip jausitės viduje, tai atspindės ir į išorę. Nepamirškit, kad rugpjūčio mėnesį gijimui yra tikrai nemažas potencialas. Galit trumpam kristi į depresiją, bet, sakau, nepamirškit, jau kartosios, bet, ką padarysi, tikrai gijimui turit potencialą ir pasisaugokit smulkių kažkokių tai traumelių. Ir pabandysim ištraukti orankulą. Tai patarimas arba pamoka rugpjūčio mėnesį, ką aplamai, taip sakykime, angelai nori pasakyti pirmajam variantui rugpjūčio mėnesį. Laikas judėti greitai, rinkitės logiką vietoj emocijų ir staigus pasikeitimai. Tai va, viską gan kaip apibendrina, ar ne, nes tikrai matosi pokytis darbinėje sferoje, santykiuose. Matosi, kad, kažkas tai bus kitaip kažkaip neįprastai, ar ne, nebus kažkokios tai, taip sakant, lygios
linijos. Ir angelai pataria vadovautis daugiau logika negu emocijom šitose visose situacijose. Ir darykite sprendimus greitai. Tai va, taip kažkaip užtelau, nes iš tikrųjų dažniausiai, ne dažniausiai, bet būna tikrai daugybė situacijų, kai geriau šiek tiek ilgiau pagalvoti, ilgiau pasverti už ir prieš, bet čia šį kartą bus neįjausta situacija. Jums daug kur rugpjūčio mėnesį reikės judėti greitai ir labiau vadovautis protu. Tai va, sėkmės pirmas variantą ir iki. Sveikas antrasis variantą ir važiuosim su tavim, kas laukia tavęs šį rugpjūčio mėnesį. Taigi antrasis variantas, kas laukia antro varianto rugpjūčio mėnesį. Darbe bei finansuose. Meilėje bei santykiuose, kas laukia antro varianto rugpjūčio mėnesį. Ir sveikata, bendra atmosfera tokia, rugpjūčio mėnesį antrajam variantui. Šiek tiek pakeičiau lokaciją kortų, taip sakant, biškelį kitaip dėlioju ir žiūriu, kad nebe talpu į ekraną. Ypatingai, kai šitos kortos šiek tiek didesnės. Gerai, darbas bei finansai antrajam variantui rugpjūčio mėnesį. Tuoj pažiūrėsim dar ir papildymus, bet žinot, toks jausmas, kad bus siunčiami šansai, naujos kažkokios tai galimybės pagerinti tą savo finansinę situaciją, bet jūs kažkaip tai nelabai norėsit imtis. Galbūt labai svarstysit visus už ir prieš. Šiaip darbe ir finansuose rugpjūtį jausis nemažai emocijų. Tai pasižiūrėsim. Noris pasakyti taip, kad, pavyzdžiui, atsiras pasiūlymų kažką geriau, kažkaip kitaip, ar kažkoks kaip papildomos pajamų šaltinis, ar kažkoks tai darbas su geresniu užmokesčiu. Jums bus tarsi padėta ant lėkštutės, bet jūs vis tiek galbūt bijosit paleisti tą, ką turit. Taip, jūs būsit susirūpinę. Nes jūs galvosit apie tos naujus šansus, apie kažkokias tai naujas progas, bus kažkokio tai čia naujų idėjų,
kaip daugiau užsidirbti, kaip ką, bet viduje jūs rugpjūčio mėnesį jausitės neužtikrinti tuo naujų procesų, tuo nauja veikla. Galvosit, kad na, galbūt kažkas nepasiseks man, kad pralaimėsit priėmę tą pasiūlymą. Bet svarstymo jaučias, kad čia bus tikrai nemažai. Nebūtinai galbūt čia susijęs su darbu. Galbūt, pavyzdžiui, kažkas, sakykime, pasiūlys, ieškot būsto ar ne, ir buvot nusižiūrėję ten vieną variantą, kuris labai patiko, kažkas galbūt pasiūlys kitą. Ne, kažkas tai čia tokio. Apibendrinant, svarstymas apie naujas galimybės, naujas progas ir toks labai su emocija mąstymas ir baime, kad jeigu aš priimsiu tą kažkokį tai pasiūlymą, kad ten gali laukti nusivylimas. Tokios bus jūsų baimės. Rugpjūčio mėnesį. Na, ar priimti pasiūlymą ar ne, čia kortos nesako, tai matyt, gal vis tik ar nežengsi to žingsnio, bet jau reiktų šiek tiek daugiau plačiau žiūrėti. Šiaip dar gali būti, kad kas sieja darbą ir finansus, jūs dar nesat pasirengę pokyčiam. Dėl to tiek čia ir dvejojimo. Gerai, toliau keliaujam prie meilės bei santykių. Pasižiūrėsim papildymą. Meilėj bei santykios nusimato džiaugsmas, nusimato netgi gali būti santykių ar ne aš krito žodis, įteisinimas, va, nes pats popiežius iškrito. Tai iš tikrųjų žinot, yra viena tokia, kaip ir negatyvi korta, aš įprastai sakyčiau, kad čia gal kažkas tai tokio neigiamo, bet kadangi šalia to yra tokios dvi stiprios pozityvios kortos santykiam, tai man čia noris pasakyti, kad rugpjūčio mėnesį jūs išmoksit palikti negatyvą už nugaros santykiuose. Kad viskas, dėl ko jūs, nežinau, kovojat, dėl ko jūs norėjot užsidaryti nuo kito žmogaus ar aplamai galbūt bijojot santykių. Tai tas viskas praeis. Čia iš tikrųjų jaučiasi jau tokia ir branda, galbūt jūsų požiūris taps brandesnis į santykius, jaučiasi tokia laimė, džiaugsmas, nepaisant to, kad tikrai būta sunkumų santykiuose. Bet panašu, kad rugpjūčio mėnesį jie bus įveikti ir atkeliaus daugiau ramybės, daugiau santaikos į santykius. Iš tiesų, rugpjūčio mėnesį jūsų santykiai tarsi atgims. Jeigu buvo kažkokio tai negatyvo, jūs tai priimsite tiesiog kaip pamokas,
viską išspręsit su partneriu. Ir galbūt kai kurie santuokai teisinsit, galbūt kai kurie kartu apsigyvensit. Tai va. Kas esat vieniši. Na, tai čia irgi turėtų būti postūmis į gerą ir netgi aš galėčiau pasakyti postūmis į gerą tą prasme, kad jūs patys savo viduje galbūt uždarysit kažkokį tokį ciklą. Pavyzdžiui, galbūt dar jautėt savo buvusiam kažkokią nuoskaudą, ar ne? Tai rugpjūčio mėnesį jūs jau išgysit, jūs suprasit, kad ir tos išminties pakankamai turit, kad tas senas nuoskaudas jau palikti už nugaros, priimti tai kaip naudingą pamoką ir ramia širdim judėti prieki. Gerai, ir žiūrim bendrą atmosferą ir sveikatą. Na, patarimas būtų šiek tiek nepersidirbti ar ne, daugiau pailsėti. Šiaip jausitės gerai ir bus tokių, tarsi turėsit labai daug jėgų kažką veikti, tada matyt bus biškėlį pervargimas, reikės pailsėti ir tada kaip jeigu pailsėsit ar ne, ir vėl toks bus jėgų šuolis, antplūdis, turėtumėt vis tik jaustis gerai. Rugpjūčio mėnesį čia ir su sveikata nesimato kažkokių tai problemų. Taip, gan bus daug energijos. Ir jeigu, pavyzdžiui, kiti žmonės ar ne kažką galbūt mėgiamo veikdami pasikrauna tos energijos, tai rugpjūčio mėnesį vis tik jeigu norėsit turėti daugiau energijos, tai nepamirškite tiesiog labai paprastai paimti ir pailsėti, ar ne, daugiau išsimiegoti, dažniau pagulėti. Tai va, ir dar vos nepamiršau jum orakulas rugpjūčio mėnesiui. Tuoj pasižiūrėsim. Ir dar ką noriu pridurti, kad dar šitą kortą toks kaip patvirtinimas, ar ne, kad turint kažkokiu tai nesklandumų santykiuose, jos užbaiginėjant, ar ne, jums tikrai užteks jėgų tą padaryti. Tikrai sklandžiai turėtumėt užbaigti su kažkokiais tai neaiškumais santykiuose, su kažkokiam tai nuoskaudom. Gerai, pasižiūrėkim antrą varianto orakulą. Ką angelai jums nori patarti rugpjūčio mėnesį? Klestėjimas kyla iš išmintingo planavimo, metas žengti kitą žingsnį, optimistiniai planai pasiteisins, ar ne? Angelai pataria labiau naudotis vis tik rugpjūčio mėnesį protu ir logika negu emocijom. Kaip sakiau, darbiniai sferai, ar ne, bus labai daug tokių emocijų. Svarstydami pasirinkimus, svarstydami apie naujas galimybės, apie naujus šansus, jūs labai emocijom vadovausitės. Tai angelai vis tik pataria, kad labiau įjungti tokį, žinot, protą. Ir kad iš tiesų angelai sako, kad laikas žengti į kitą žingsnį. Ir kad optimistiniai planai bus įgyvendinti. Tai čia dar iš tikrųjų noriu pasakyti, kad labai galvoju apie frazę, ar ne,
pastarosiam dienom, kaip mes patys galim ar tą manifestuoti, susiprojektuoti savo gyvenimą. Tai čia aš irgi norėčiau pasakyti, kad jūsų optimistiniai planai ar ne bus įgyvendinti. Tai kai mąstot apie naują perspektyvą, nežinau, galbūt santykiuose ar ne, galbūt darbiniai sferoje, jeigu norit pokyčių, stenkitės mąstyti optimistiškiau, kad jums pavyks, kad jūs gausit tai, ko norit, ir angelai sako, kad tada jūsų tie, o būtent optimistiniai planai, jie taps realybę. Jie materializuosis. Rugpjūčio mėnesį stenkitės neigiamas mintis vyti lauk ir įsileiskit daugiau pozityvo į savo mąstymą. Tai sėkmės antrasis variante ir iki. Sveikas trečiasis variante. Pakeičiau žvakutę, nes žiūriu, prieš tai buvus jau beveik užgeso. Ir taip, žiūrėsim, kas laukia tavęs, mielas trečiasis variante, rugpjūčio mėnesį. Meilėje, atsiprašau, kas laukia rugpjūčio mėnesį darbe bei finansuose. Kas laukia trečio varianto meilėje bei... Matyt, stiprios energetikos žmonės pasirenka trečią variantą, čia ir kortos nori kristi, ir žvakutė kažko tai nerimsta. Trečiasis variante, taip dar nėra buvę, bet žinokit, aš 2 kartus bandžiau uždegti žvakutę, kurią įprastai gan dažnai užsidegu, ir jinai ne tai, kad pati užgeso, bet ir niekaip nenorėjau užsidegti, bent 2 kartus bandžiau. Tai pakeičiau žvakutę, šita užsidegė iš pirmo karto ir tęsiam toliau. Bandysiu susikaupti, nes šiek tiek kažkaip tai taip nėra buvę. Gerai, trečiasis variantas. Meilė bei santykiai rugpjūčio mėnesį. Ir bendra sveikata bei atmosfera rugpjūčio mėnesį, trečiajam variantui. Ir dar paskui gale ištrauksim orakulą. Taip, darbai bei finansai. Čia yra be galo stiprios energijos. Gali būti, kad darbe bei finansuose kažkas bandys jūs apgauti. Labai tikėsis, kad jūs to nepastebėsit, bet jūs tai pastebėsit ir jūs savo visą darbinę sferą arba finansus jūs transformuosit. Čia netgi jaučiama kažkodėl tokia skorpioniška energija, kuri visada iš negatyvo kuri visada negatyvą sugeba transformuoti pozityvą per kažkokius tai neigiamus
aspektus. Nes vis tik jūs vis tiek išeisit kaip karalius pentaklių. Neišmuš iš jūsų stabilumo. Bet per tą procesą, tą tokį negatyvų, per bandymą kažkaip apgauti, apžaisti, jūs įgysit patirties ir tokios labai svarbios. Trečio varianto energija labai stipri man net per kūną kažkaip eina tokia, ne šurpuliukai, bet kitaip šiek tiek. Gerai, pabandom pasižiūrėti, kodėl čia yra transformacija. Jūs transformacijos metu išmoksite pasiekti finansinės gerovės, nežinau, savo svajonių darbo, kažkokio tai be kovų arba su mažesnėm kovom. Galbūt iki šiol visada jūs labai didelės pastangas dėjote paieškas darbo. Ar darbe ten su kažko labai dažnai konfliktuodavot, bandydavot kažką įrodinėti, kad koks jūs geras, koks jūs vertas to darbo, kažkokio tai didesnio atlyginimo. Tai toks jausmas, kad po šito kažkokio tai negatyvo, kažkokios tai apgaulės, apsukravimo darbinėje sferoje ir finansuose, jūs išmoksite gauti tai, ko norit, be didelių kovų, gal ir netgi visai be kovų. Jūs atrasit kažkokiu tai naujų būdų. Tai pasiekti, tai gauti. Ir tai gali būti jums net pačiam netikėta. Tai va, tokia bus transformacija rugpjūtį. Ir tas, kas nori jums išmušti kažkokį tai pagrindą, ar ne, iš po kojų, rugpjūčio mėnesį nepavyks. Net jeigu ir atrodys, kad galbūt, pavyzdžiui, ar ne, su kažkokiu tai kolega susipyksit, nes jūs ten apgavo, išeisit iš darbo, jūs nebūsit pralaimėjęs vis tiek. Galbūt tada surasit geresnį netgi darbą. Jūs vis tiek išeisit iš šitos situacijos kaip laimėtojas ir dar suprasit, kaip gauti tai, ko norit, su mažesniais, kaip čia pasakyti, tokiais ištekliais. Ar labiau noriu pasakyti emociniais, ar ne ištekliais tokiais. Meilė bei santykiai. Kai atrodys, kad viskas gerai ir gražu, kažkas tai tokio vėlgi nutiks ir jūs skrisit į kažkokius tai apmąstymus, tokius pergalvojimus, kur bus tik kruopelytė tiesos to, ką jūs galvojat. Iš ramios būsenos per teisingumą į 9 kalavijus.
Vėlgi šiek tiek nutilau, nes trečias variantas, jūsų energija yra labai stipri. Kažkaip net yra šiek tiek sunkiau išskaityti tas kortas. Tarsi kažkokie trikdžiai šiek tiek jaučiasi. Santykiuose nebus balanso, nebus harmonijos. Ir gali būti, kad viena pusė bandys tai atstatyti, ar bent jau manys, kad bando atstatyti, bet vienas toks labai stoiškas ir griežtas. Kitas, irgi nelabai linkęs nusileisti. Jeigu viens prie kito, kaip čia dabar pasakyti, irgi šiaip labai įdomi energija. Tarsi du žmonės kaip ir bando prieiti viens prie kito, bet neranda tinkamų būdų. Jie vis tiek neprieina viens prie kito. Nes ir vienas pakankamai griežtas vienaip, kitas pakankamai griežtas, bet kitaip. Kiekvienam jo tas kažkoks tai bendravimo būdas galbūt atrodo teisingas, bet vis tiek neina rasti bendros kalbos. Ir bus dėl to daug pergyvenimo. Daug tokio griežtumo jaučiasi. Gerai sveikata ir bendra atmosfera. Kaip patarimas noris pasakyti, ar ne? Medituokit. Jūs stengsitės atrasti harmoniją, rugpjūčio mėnesį harmoniją, balansą. Bet ar mums pasiseks čia, reiks labai jūsų pastangų ar ne, nes bus daug visokių įkyrių minčių čia ir darbe, finansuose kažkokie tai pokyčiai. Jeigu sugebėsit nuraminti protą, tai tada jums pavyks. O žinot, kai mūsų protas būna, mūsų protas vidus disbalanse, tada būna, tai žiūrėkit, tai galva dažniau skauda, tai dar kažką tai skauda, koks virškinimas ar ne, kažkaip netaip veikia. Jūsų darbas rugpjūčio mėnesį bus atrasti balansą. Gali būti, kad jausis toksai pasimetimas rugpjūčio mėnesį. Su tom kažkokiam tai naujovėm jūs nežinosit, ką daryti, ar ne? Su tais naujais įvykiais, ar naujais tiesiog vingiais tokiais. Situacijose šiek tiek nežinosit, ką daryti, pasimesit. Bus tokia tai atmosfera. Pabandom pasižiūrėti angelų patarimą. Kaip įdomu. Išmintis ir objektyvumas dabar yra svarbu. Išlikite vientisume. Situacija reikalauja nuoširdumo ir atviros komunikacijos. Patyrę kažkokią tai neteisybę, kad ir kur ji bebūtų, nesistengkit, taip sakant, kirsti atgal. Nuraminkit protą, kaip jau ir minėjau, ir pasistengkit naudoti išmintį ir objektyvumą. Vėlgi minėjau, kad
santykiuose galit labai daug visko pergalvoti ir įsivaizduoti situaciją blogesnę negu ji yra dabar. Tai angelai pataria išlikti objektyviam, kiek įmanoma. Kalbėkit atvirai ir nuo širdies. Kas labai dar vėlgi jaučiasi, nebandykit kažko pats apžaisti, apgauti. Jeigu jūs kažkas įskaudina, nebandykit kirsti atgal rugpjūčio mėnesį. Taip jūs nelaimėsit. Jūs laimėsit būdami išmintingi, objektyvus ir būdami ramaus proto. Su lazdų tūzu gali būti taip, kad norėsis įvykius skubinti, norėsis veikti greitai, bet ne. Geriau kelis kart pagalvokit, tik tada padarykit. Tai jums pataria angelai rugpjūčio mėnesį. Sėkmės trečiasis variante ir iki.